Sveiki, kaip ir reikėjo tikėtis, reiškia, šauktinis Varanauskas pralaimėjo savo baudžiamąją bylą, jis yra nuteistas, jam yra skirta ta 1200 eurų bausmė, dėl to, kad Lietuvos teismai be abejo jie yra, teisėjai yra mažiau išsilavinę, teismai vykdo tik tai politikų užsakymus, tai yra valdžios užsakymą. Valdžios užsakymas dabar buvo parodyti jaunimui, kad vengti kariuomenės yra blogai. Pažiūrim propagandistų reportažą. Suvereną teismas nubaudė 1250 eurų bauda. Jo palaikytojai teisme eilinį sykį surengė šou ir nepraleido progos tyčiotis ne tik iš žurnalistų, bet ir iš paties teismo. Tyčiotis iš žurnalistų ir paties teismo yra labai svarbu. Tai reikia daryti. Visada įžeidinėkite žurnalistus ir teisėjus. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos teigimu tokiems asmenims yra alternatyva, tačiau ne visi ją naudojasi. Alternatyva egzistuoja tokia, kad ją neįmanoma pasinaudoti. Kai tu gauni šaukimą, tu turi terminą paprašyti šitos alternatyvios tarnybos. Tai yra savivaldybėje, ten sėdėti prie kompiuterio ir kažką daryti. Bet tvarka yra padaryta tokia, kad dauguma vaikinų nežinotų, kad yra tokia galimybė. Ir kadangi jie laikų nespėja paprašyti alternatyvios tarnybos, juos visus po to šaukia ir po to sako, kad tu jau praradai teisę į alternatyvią tarnybą. Pašaukta yra 25 000 vaikinų, o alternatyvę tarnybą gavo iš jų tik tai 5. Tai vadinasi, vaikinai nežino, kad yra tokia galimybė, nežino, kokius dokumentus reikia pateikti, kada pateikti, kur pateikti, ir dėl to valstybė, reiškia, juos stumia visus į karinę tarnybą. Tai yra, tu negauni lapą, kaip pavyzdžiui, kai tu eini balsuoti rinkimuose į prezidentą, tu gauni lapą ir ten yra parašyta, pavyzdžiui, Nausėda arba ten Šimonytė. Ir tu pasirenki kryžiuką, vieną arba kitą. Tai su karo tarnyba ir alternatyvia tarnyba nėra taip, kad tu gautum lapuką, kur būtų parašyta karo tarnyba ir alternatyvi tarnyba. Tu gauni lapuką tik tai į karo tarnybą. Ir apie alternatyvę tau reikia pačiam ieškoti, pačiau susirasti formuliarą, pačiam susirasti dokumentus ir tenai įrodymus, kad tu tikrai tiki į Dievą ir taip toliau. Ir po to išsiųst ir ne faktas, kad jie tau duos. Jie vertins, ar tavo tikėjimas į Dievą yra nuoširdus. Ir jeigu jiem pasirodys, kad nenuoširdus, tu vis tiek negausi alternatyvios tarnybos. Tai čia be abejo propagandistas meluoja, kad nepasinaudojo, nežinojo, kad yra galimybė pasinaudoti. O paskirtas baudų skaičius už vengimą karo prievolės jau viršija 250 000 eurų. Rado būdą, kaip uždirbti pinigų. Byloje ištirtais įrodymais yra nustatyta, jog kaltinamasis tyčia vengė privalomosios karo tarnybos. Tai aišku, kad tyčia vengė. Jis norėtų netarnaut arba tarnaut alternatyvioj tarnyboj. Tai dėl to tyčia ir vengė. Asmuo nurodė, jog jam atlikti privalomąją karo tarnybą draudžia jo religiniai įsitikinimai, tai yra, jog jis priklauso Gaudijos Vaišnavų religiniai bendruomeniai. Vis dėlto byloje tokia asmens taktika ir pozicija buvo pripažinta kaip gynybinė. Kitaip tariant, teismas nepatikėjo, kad jis nuoširdžiai tiki, reiškia, į Dievą, dievus, reiškia, yra šitos religinės bendruomenės narys. Ir kadangi nenuoširdžiai, tai teismas jam nepatikėjo. Teisiamojo posėdžio metu asmuo savo kaltės nepripažino ir prašė jį išteisinti, tačiau iki teisminio tyrimo metu, duodamas parodymus, asmuo prisipažino, jog karinės tarnybos vengė. Ką reiškia vengė, suprantat? Nenoriu eiti ir darau kažką kitą gyvenime. Aš vengiu eiti karinę tą tarnybą. Taip suprantame mes visi žodį vengti. Jinai, ta teisėja propagandistė, jinai supranta vengti kaip nepasinaudoti šitą galimybę parašyti prašymą atlikti alternatyvią tarnybą. Tai prašymo neparašymas, kad aš norėčiau atlikti alternatyvią tarnybą, jis ir yra suprantamas kaip vengimas. Nors žmogus tiesiog nežinojo tvarkos.
O štai Vaišnavų Gaudijos religinės bendruomenės vadovas, tikintis, kad žemė plokščia ir garinantis actą, idant apsisaugotų nuo lėktuvų neva purškiamų chemtrailų, bando tyčiotis iš žurnalistų, leisdamas dainuškas. Na, dėl to, ar žemė yra plokščia, tai yra kita diskusija, bet aišku, propagandistai bando tai pristatyti, kad tai yra totali nesąmonė tam, kad diskredituotų žmogų. Tai yra kita diskusija, nesvarbu, tikit į ką jūs tikit, kuo pasitikit. O dainuška yra labai gera. Triukeliai, trys rateliai užkliuvo Delfi, kas meluoja, tas ir vagia. Nu tai ką, gavo 1250 eurų baudą, bet nu ką, tai nėra ypatingai dideli pinigai, galima arba sumokėti, arba nemokėti. Aš tai be abejo nemokėčiau. Štai aš jums dabar šiandien rodau Briuselio Hrotemarkt turgavietę, didelė turgavietė, čia anksčiau buvo. Dabar už mano nugaros yra hercogų, Brabanto hercogų rūmai. Brabanto hercogas tai yra Belgijos kronprincas. Brabanto hercogas tai yra vyriausiasis karaliaus vaikas. Tai šiuo metu yra mergaitė Elizabeth, o čia prie pat Brabanto hercogų rūmų yra fantastiškas pastatas, va čia Karlas Marksas parašė komunistų partijos manifestą. Pasidžiaugim už Karlą Marksą, už jo įkvėpimą, kuris pakeitė pasaulį. Vienykimės ir kartu nugalėsime Lietuvą. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą